Nu tai svajonė. Išsipildė ir sėdime mes čia ir įrašinėjom jums savo pirmą podcast'o epizodą. Tai Kaip jautiesi? Nu, jauduliukas šiek tiek yra, bet faina, nes, visą laiką norėjau kažką tokio panašaus kurti, tai, 9 tangui turbūt jaučiuosi. Bet turbūt visiems įdomu ne kaip jaučiamės, o apie ką mes čia iš viso kalbėsim ir ką mes čia darom, ne? Tai pirma, gal kaip mes iš viso įsikūrėm, ką mes turėjom minty jau be ryšio laidą radijoje, ne? Ir mes norėjom į Start FM kurti savo radijo laidą ir tada atsirado kitokių veiklų, tai mes biški atitolinom tą laidos idėją. Ir susipažinom su mūsų prodiuserė Dainara. Tai mes esam komanda tokia nemaža jau visai, mūsų yra jau 5 žmonės. 5 žmonės. Jo, tai mes visi kuriam, darom, čia mūsų mergaitės podcasterės, kurios viską filmuoja, man tai nelabai patinka šiaip filmuotis. Tai va, tai žodžiu, bet aš tokia būsiu užkulisiuose, mes kursim dabar į renginius, tai ateityje pasakysim, kaip planuose. Jo, kad jūs turėtumėt kur ateit, kur pabūt su draugais, tai paskui jo aš viską praneš. Tai va, aš nieko daugiau nebešneku. Turėkit omeny, kad mes turim tokį žmogų, Dainarą. Tai va, susibūrė tokia komanda ir pagalvojom, kad reikia atgaivinti tą laidos idėją ir padaryti savo podcastą. Tai mes pradėjom brainstorminti idėjas, apie ką mes čia galėtume daryti ir sugalvojom, jog būtų naudingiausia tiek mum, tiek jum daryti podcastą jaunimui apie tai, kas rūpi mums ir galėtų rūpėti jums. Jo, tai ir vadinasi be ryšio, tai iš esmės turbūt apie viską ir apie nieką, bet tai, kas domina ir ką minėjo Dainara, renginukas, tai kaip ir sakė, susiburti su draugais, tai yra pašnekesiai. Žinokit, lietuvių pamokėlių turėsite ne vieną, daug. Ne? Nes studijuojam žurnalistiką, taigi mokomės kalbėti teisingai. Taisyklingai. Mes visą laiką vieną kitą taisom, tai turbūt čia išgirsit ne vieną ir ne kartą. Taip, tai vat mūsų ir orientuojamės į kultūrą, į realiai viską, ne, ir į sportą. Kas šiaip labiausiai tave domina, kokios temas? Tai turbūt kultūra, sakyčiau, dar mane labai kas domina, tai yra psichologija. Man labai patinka kalbėti apie santykius, pati juos išgyvenu. Tarsi tai būtų kančia, bet visą laiką visko būna gyvenime, suprantat. Tai va, tai manau kultūra, ar ne? Tu dar esi minėjęs, kad filmais domiesi. Taip, man labai patinka filmai, jo žiūrėti, analizuoti, tai galbūt galėsime apriepti ir filmų temą. Taip pat visai stipriai domimės naujienomis ir aktualijomis, tai galėsim kokią rubriką padaryti apie naujienas. Jeigu jūs tai domit. Šiaip iš tikrųjų galit parašyti visą laiką į komentarus kažkokias pastabas ar idėjas. Ir parašykite temas, kokios jums yra įdomios, ką jūs norėtumėte matyti ir mes pakalbėsime apie tai, kas yra įdomu ne tik mums, bet ir jum. Taip, liuks. Tai dabar kalbant apie tai, kad mes taip pat darom visokias mini apklausėlės Vilniuje kol kas, bet įsiplėsim, manau, ir kitus Lietuvos miestus, bent jau didmiesčius, tai tikrai. Ir mes turėjom ne per seniausiai 2 apklausėlės, tai Eurovizija ir stereotipai. Tai Eurovizija, aš manau, daug kas, šiaip pastebėjau vieną keistą faktą, žmonės nesidomi Euroviziją. Realiai, kiek žmonių kalbinom, jie tiesiog sakė, žinau, kas pakliuvo, bet šiaip nesidomėjau. Tai yra šiek tiek keista dėl to, nes mes gyvenam tokiam burbule, kur visi labai domisi Euroviziją, bent jau iš mano draugų, tai tikrai visi ir žiūri atrankas ir domisi. Ir dėl to mums kažkaip atrodė natūralu, kad visi domisi, bet kai išėjom į gatves ir pasikalbėjom su žmonėm, pasirodo, kad taip nėra. Tai šiaip, gal, nes šiaip, jau atsibodo ta Eurovizija. Tau atsibodo Eurovizija? Taip. Kodėl? Nes tiesiog nebe ta nuotaika žiūrėti Euroviziją. O kokia anksčiau būdavo nuotaika? Pakili, kur tu nori, kur tu kaip išventė tiesiog eini, tu pasipuoši, oi čia žiūrėsim Euroviziją, čia viską, čia tai fainiai kokteiliukai, užkandukai, klausyk, tiesiog tobula. Ir dabar tiesiog, kaip ir kokį Lietuvos balsą žiūrėtų. Tai gal tiesiog taip yra, nes nebesureikšmini tos Eurovizijos, kiek anksčiau sureikšminu. Gali būti, bet stereotipų sureikšminu. Koks yra pagrindinis stereotipas, kurio tu tiki? Aš juo netikiu, bet aš visą laiką jį įmetu kaip bairį, žinai, apie blondinės, nes aš pati esu blondinė, tai yra akivaizdu. Tai ar blondinės iš tikrųjų yra? Ne.
Dar priklauso nuo to, kokia blondinė. Natūralios blondinės yra belekai protingos. Aš kiek pažįstu blondinių natūralių, tai jos labai protingos. Bet tos kartais dažytos, nu... Bet aš čia... O pati natūralėsi ar dažyta? Natūrali. Tik nutamsėjus. Bet šiaip tai, jo, bet kas keista, kad mes apklausėlį negirdėjom nei vieno žmogus, kuris šį stereotipą būtų pasakęs. Ne, kažkaip. Kai kalbėjome su žmonėm, visi sakė, kad populiariausias stereotipas Lietuvoje yra, kad lietuviai visi yra pikti ir surūgę ir niurzgliai. Niurzgliai. Bet aš sutinku su tuo, man lietuviai yra pikti. Ir jie tokie labai pavydus ir tą pavydą bando kažkaip, nežinau, pertikti kitiem. Nu ir visi tie komentarai, ne, kur žmogus išpopuliarėjo, jis nebijojo parodyti tikrojo aš. Ir tiesiog kiti žmonės jį sutripė, ne, kaip sumindo į žemę, kad vat, kodėl tu gali taip leisti savo dažyti plaukus, ten laisvai rengtis ir panašiai. Man tai atrodo gražu, kad žmonės nebijo ir rodo save. Jo. Ir tas pavydas gal atsiranda nebūtinai iš to, kad mes čia lietuviai esam, bet iš to, kad tiesiog žmonės tokie yra, kur patys galbūt norėtų kažką padaryti, bet nepradeda ir dėl to, kai kiti pasidaro savo... Nes tu galvoji, kad aš irgi galėjau. Jo. O iš tikrųjų, tai jeigu galėjai, tai ir padaryk. Tai gal tas niurzglumas ir pavydumas nėra iš to, kad čia lietuviai. Ko tu pavydį dažniausiai? Pavyzdžiui, draugiai. Aš nelabai pavydžiu, man atrodo. Neturiu net baltą, nes aš turiu baltą pavydą, kur aš pavydžiu žmogui kažkokių jo pasiekimų, bet aš pavydžiu iš tos pusės, kad, tu esi maladėt. Tu varai, aš tiesiog tave palaikau. Bet gal čia nėra tas, kad pavydas, bet toks kaip vos neįkvėpimas, kad čia tu padarai kažką gero, aš irgi norėčiau, žinai, kažką gero padaryti. Bet gali ir būti ir pavydas, kuris tau kaip spyrė jau užpakalį. Sakau, kaip motyvacija, kaip paskatinimas kažką daryti, kažką kurti. Tai su tuo pavydu šiaip labai atsargiai. Kartais yra visai gerai turėti tokį... Pavydą baltą. Bet turėtų būti baltas, nes juodas pavydas, kai tu bandai žmogui padaryti kažką blogo dėl to, yra labai negražu ir labai nefaina. Tai apskritai reikia stengtis labiau žiūrėti ne į kitus, o į save, man atrodo, nes... Nes mes tik patys savo gražus. Be ryšio. Be ryšio. Tai... Šiaip įdomus faktai, mes nesam Vilnietės. Iš kokio tu miesto esi, Vidmante? Klaipėdos, Pajūris. Iš ten Žvagulis, mano mėgstka. Pasiilgsti Klaipėdos? Žiauriai pasiilgstu Klaipėdos. Ko labiausiai pasiilgsti? Ramybės ir gaivaus oro, nes įdomus faktas, atvažiavus į Vilnių, žinokit, mano oda nepagerėjo. Dar pablogėjo. O Klaipėda, žinot, toks gaivus oras. Aš nereklamuoju Klaipėdas, bet atvažiuokite į Klaipėdą, į Pajūrį. Tikrai faina ten gyventi. Bet irgi įdomus faktas, klaipėdiečiai prie jūros nuvažiuoja į metus gal 1-2 kartus. Tiesiog gal atsibosta. Ir nėra reikalo. Nes kai tu, tarkim, iš Vilnius važiuoji į Klaipėdą, tai tu ir važiuoji dėl jūros, arba ten į Palangą, į Nidą. Tu Klaipėdą gyvendamas, tu turi kitų reikalų, o ne važiuoti prie jūros ir ten degintis. Mums ten, Turkija yra jau vis kažkas naujo. Tu pati Milda iš kokio miesto? Aš esu kaunietė. Kavenskė. Kaip tu čia taip. Šiaip iš tikrųjų, man labai patinka Kaunas ir Kaunas yra toks didelis, bet ne per didelis. Vilnius gal jau man šiek tiek per didelis miestas. Ir labai pasijaučia, kai reikia kažkur ar važiuoti, ar dar kažką, kad tas dydis miesto. Tai gal jau kažkiek pripratau, bet iš pat pradžių tai buvo tikrai pakankamai sunku. Man daug žmonių labai tiesiog atrodo, pavyzdžiui, grįžau į Klaipėdą ten po kelių mėnesių gyvenimo Vilniui ir buvo 8 ar 9 vakaro ir aš stoviu prie Akropolio Klaipėdos. Ir, ta prasme, tai yra, ne centras, bet ten žmonių yra daug. Ir mašinų daug. Nėra, tuščia. Kur Vilniui 8 vakaro ar 9 vakaro atrodo kaip kamštis, dar turėtų kažkoks ten būti. Tai pasijaučia su tuo dydžiu miesto, kad žmonių labai daug, automobilių labai daug, pastatų labai daug, nes tu Klaipėdai važiuoji ir matosi dangus, Vilniui taip nėra. Vilniui pasisuki pastatas. Tai kodėl čia atsikraustai į tą Vilnių? Nes mokaus. Ką mokais? Mokaus žurnalistiką, VU. O tu patinka? O tu kur? Aš ten pat. Tai spėkit, iš kur susipažino. Jo, ir aš manau, kad šita laida yra toks kaip
Puikus būdas mums išsibandyti save prieš kamerą su mikrofonu, dalinantis savo mintimis ir idėjomis. Informacija kažkokia. Tai va, dėl to ir mes galbūt nepaminėjau pradžioje, nežinau, kad planuojam ir reportažas filmuoti, tai jum parodyti ir Lietuvos kaimelius, kurių galbūt net neįsivaizdavot, kad egzistuoja, arba tiesiog norėtumėt pamatyti, kaip ten gyvena žmonės. Tai mums pačiom yra labai tai įdomu ir planuojam tai daryti, ne? Ateityje yra labai daug planų ir kviestis įvairius žmonės į podcastus ir imti interviu, daryti reportažus, tai tikrai aš manau, kad bus labai įdomu. Jeigu tik sulauksim palaikymą iš jūsų. Nes palaikymas visada yra svarbiausia, ne? Iš ko labiausiai jauti palaikymą? Iš tavęs. Nu, vaikiau, kad sugėdino netgi. Labai yra smagu, nes žurnalistikos studijose labai daug žmonių yra tokie užsimotyvavę, šnekus, drąsus ir visur lenda ir viską daro. Tai manau, tokioje aplinkoje ir pats pasikrauni tokios pačios energijos ir nebijai va, kad ir nufilmuoti podcastą. Jo, nes šiaip dar kol kas nesuvokiu, kad tai vyksta čia ir dabar, ne? Šiaip keistai. Keistai, jau. O jei šiaip kalbant apie tą Vilniaus dydį ir miesto apskritai dydį, tai turbūt didžiausia problema, su kuria susiduriu aš, autobusai ir troleibusai. Klaipėda neturi troleibusų, tai čia buvo, aš pamenu pirmą staciją, pirmą kartą, kai važiavau Vilniui su troleibusu ir autobusu, nežinau, turėjau sėsti 5G, ne, nuvažiuoti iki Saulėtekio. Ir aš klausiu Vilnietės kursiokės, tai kaip atrodo tas troleibusas, kaip atskirti man tą troleibusą, aš žinau, kad turi tos ūsus, bet mes nesusikalbėjom ir aš įlipau į troleibusą, kuris važiuoja ten pat, bet aš nežinau, tai patikėkit manim. Aš įlipu, sakau, o kur jūs sėdit? Milda irgi buvo tuo metu. O kur jūs sėdit? Sako, tai gale sėdim. Sakau, aš nematau jūsų. Mes sėdim gale, tai kur jūs esat? Aš tada atsisuku, žiūriu, o tai autobusas ten už mūsų. Ir aš savo važiuoju ir išlipau toj stotelį, kur nestoja tas autobusas. Ir teko man ten beveik peškom eiti iki Saulėtekio. Tai vat, man nepatinka tie troleibusai tokie sovietiniai, tokie baisus, kaip iš siaubo filmų, tau ne? Jo, ir kalbant apie siaubo filmus, aš atsimenu, kad labai anksti pradėjau žiūrėti siaubo filmus ir tos visos patirtis, tu labai įsijauti į tą filmą ir atrodo ir tau pačiam jau baisu darosi, kaip tau su siaubo filmai. Aš šiaip esu siaubo filmų fanatikė, maksimali, ta prasme, aš beveik esu visus išžiūrėjus siaubo filmus, ne visus, bet daugelį. Bet dabar žmonės nelabai moka kurti tų siaubo filmų, arba yra jų jau per daug ir nebėra idėjų, arba tiesiog nebeišeina. Nors pavyzdžiui, Pjūklas 10, aš buvau kino teatre, tai man labai patiko, ten galėjo būti geriau, pirmas dalis geresnis man, bet vis tiek sukūrė ir privertė įsižiūrėti. O ten su dvasiomis filmai, vieninteliai, kurie turbūt geriausia, tai Tūnas tamsoje, Išvarymas, Paranormalūs reiškiniai. O šiaip man labai patinka žudimai, ten žinai, su peiliais. Bet aš manau, kad tie filmai apie dvasias jie labiau paveikia, nes tu lengviau, žinai, gali realiam gyvenime išbandytos dalykus. Bet to nėra kaip tik, kad tu labiau tiki tais filmais, kuriuose ten įsibrauna į namus, nes tada tu eini gatviai, pavyzdžiui, Istorija. Vakar grįžtu vėlai namo ir aš jaučiuosi nesaugi, niekada nesijaučiu saugi, kai būna vėlu. Ir 11:30 einu namo, tamsu, pati viena skambinu mamai, sakau, mama, aš su tavim noriu šnekėti, jeigu ką skambink mentam. Nes, jeigu ką mirsiu, bet vis tiek mentam paskambink. Ir aš visą tą laiką ėjau su telefonu rankose, tikėdamasi, kad jeigu kas, mama paskambins policijai. Bet viskas gerai, matot, sėdžiu čia, esu saugi, grįžau sveika, graži. Tai va, o tau nėra tokių situacijų buvo, kur tu eini ir baisu tą? Ne, šiaip man jokių paranormalių reiškinių nebūna, man tik kartais būna vaidenasi. Kai, atrodo, kad... Tai tau nebūna reiškinių, bet tau vaidenasi? Gal ne tai, kad vaidenasi, bet tu tiesiog bijai, kad čia kažkas kalba už tavęs, kad čia kažkas girdisi, kažkokie garsai, kažkas. Ir iš tikrųjų gal to nėra, bet tu pats įsivaizduoji ir pats save gal prisigazdini. O tu, tarkim, su ausinukėm būni naktimis, pavyzdžiui, nes aš, tarkim, būnu su ausinukėmis, bet aš išjungiu muziką ir apsimetu, kad paklausaus muziką. Ir, pavyzdžiui, įlipu į laiptinį ir aš dar kokias 20 kartų apsižiūriu, ar ten nėra virš laiptų kažko. Tau nėra taip? Man būna tik tai, jeigu aš naktį, sakykime, einu su ausinėm, kad iš
nu, atrodo, reikia apsidaryti ir vis pasižiūrėti už savęs, ar nieks neina, ar nieks nežiūri, žinai. Tai šiek tiek baugu būna jo. O šiaip gyvenime esi tu patyrus paranormalių reiškinių. Esu patyrus ir, nu, šiaip gėdinga istorija. Jeigu manęs paklaustų, kokia tavo gėdingiausia istorija, tai turbūt būtų ši. Nu, bet supraskite, aš buvau mažytė. Nu, buvau labai mažytė. Man buvo 6 metai. Mes su draugė pasilikom nakvoti pas mane namuose, o mano tėvai išvyko, nu, pas draugų. Nu ir mes dviesi užsidariusios kambarį, ten juokaujam, žaidžiam, ten prikolinam ir taip toliau. Ir žinot, pas mane bute buvo duris medinės ir su tokiais stiklais. Nu, žinai, kaip atrodo stiklai tie. Jo. Ir mes sėdim 1 minutę ir žiūrim, kad piršto pagalvėlė tai prie durų prispausta. Tai gal kažkur iš jūsų tiesiog prispaudėt? Mes vienam kambarį dviese buvom ir iš kitos pusės buvo prispausta. Nu gal. Nu be žodžių, prispausta pagalvėlė. Nu mes jau pradėjom kakoti bato. Nu žodžiu. Ir galvojom, nu tai gerai, ką čia daryti? Pasiėmėm stiklinę, nes žinot, kaip ten tėvai, protėviai, ką žinau, seneliai sakydavo, gali pasiklausyti su stiklinė, ne, kas vyksta už sienos. Bet čia gal irgi toks iš filmų dalykas nėra atėjęs? Nežinau. Nes aš nebuvau pagalvojęs. Kiek įsivaizduoju, kad filmuose dažnai taip gali būti. Bet žodžiu, pasiėmėm tą stiklinę, pridėjom prie sienos, prie durų ir išgirdom, kaip dainuoja kažkokia mergaitė su gitara Raudoni vakarai. Nu, jūs neįsivaizduojat, nu, aš tiesiog mano širdis va taip į dangų. Toliau girdim, kaip vanduo, tiesiog lašeliai krenta. Aš sakau, tu tualete buvai, nu ne, nebuvau, tai tu kriauklę palikai, nu ne, tai kas čia vyksta. Po to girdim kažkokie vyrai, reik čia nužudyti. Tai eina šiek tiek, galvoju, viskas, mes mirsim. Nu tau, nu panašiai, pavyzdžiui, miego paralyžius irgi skaitos kaip kažkoks reiškinys. Aš nemanau, kad man yra buvo nebent tokia silpna forma. Man šiaip nėra buvo reiškinių, bet man vaidenas. Ne, nu turiu omeny, aš atsimenu po kažkokio labai baisaus košmaro aš atsikėliau ir jaučiaus, kad negaliu pajudėti, bet tada, nu, tiesiog kažkaip iš to nuovargio ir aš tiesiog užmigau atgal, žinai, ir nieko per daug baisaus nebuvo, kaip tau. Nu, aš jaučiuosi, kad aš vienu pasakai, nes aš, nu, tai gal čia per siaubo filmus, aš nežinau, arba aš va tokia esu. Blondinė. Nu, baigti, stereotipai. Tai va, bet aš esu patyrus 2 netgi miego paralyžius. Tai pirmas buvo, kai miegu ir vorų belekiek visam kambarį, kur sienom laipio, man į nosį, į burną, į akis lenda. Negalėjau pajudėti, pajudėjau tik tais po kažkiek minučių. Tai bėgu aš į kitą kambarį, nu ir žodžiu, ten cyp pradėjau, tėvai žino, kaip aš bėjau, nu man dabar tu voratinklį paduotum, voratinklį rankas paduotum, nu tu pati neliktum gyva, žinok. Nu tikrai, nu žiauriai turi baimių daug. Kokių dar turi baimių? Daug. Aukščio bijau. Bijau didelių objektų. Pavyzdžiui. Nu tarkim, einu šaligatvį ir jeigu važiuoja didelė mašina, ten sunkvežimis, aš va taip. Aš labai, arba, pavyzdžiui, pastatas, prieini prie aukštą pastatą, nu, man kyla baimė. Nu, man baisu, kad jis ant manęs užgrius. Nes toks jausmas, kad taip ir bus Pizos bokštas ant manęs. Nu, bet čia biškai nelogiška, nemanai? Kodėl? Nu, jeigu... O tu nesi, aš esu kažkur matęs, kad tiesiog pastatai griūva. Nu, bet Lietuvoje dažniausiai taip nevyksta. Lietuva griūva. Šiaip aš mėgstu humorą ir kartais, nu, nejuokingi tie mane bairiai. Bet, nu, tikrai yra, nu, pažiūrėjau, manęs yra užkritęs telikas. Nu, ne, aš tuomet, žinai, tas televizorius juokingiausia, kad jis ne tas plokščias, o tas dėžė. Nes buvo ant komodas ir aš stalčius visus atidariau ir kažkaip neišlaikė pusiausvyros, aš nežinau, ir tiesiog taip, tuch, ir aš rėkiu, mama, tėti, ai dar yra spinta užkritus. Paaiškina tavo elgesį šitie visi sutrenkimai. Jo, dar iš antro aukšto esu iškritus. Aš pati pamiršus tokius, eina, savo, o tu nesi iškritus iš antro. Aš esu nuo medžio nukritus kažkada, aš atsimenu. Iš medžio iškritus, klausyk. Aš atsimenu, mano draugės kieme buvo toks medis, į kurį buvo... Matau, viskas gerai. Mano draugės kieme buvo toks medis. Gal tu nusiramint nori?
Tai va, ir į tą medį buvo labai patogu įlipti. Ir mes su draugais sugalvom, kad čia būtinai mums reikia išmokti kaip įlipti, nes ten buvo tokia šaka pakankamai žemai ir tada buvo aukščiau šaka, kurios jau galima užsikabinti ir užlipti ant tos pirmos šakos. Nu ir ką, ir iš karto varomės į tą medį ir atsimenu, kažkaip neišsilaikiau ir nusidrėbiau nuo medžio. Gerai. Tai aš kiek žinau, tau labai patinka koncertą, ne? Šiaip Milda visą laiką sako, va, su tėčiu varysim ten, va, ten. Tai va, tai įdomu papasako, kokiose esi buvus, kurie labiausiai patiko. Jo, man koncertai labai patinka, bet jie ir kainuoja daug, tai aš turėjau surasti kažkaip... Adelės, matai, 400 eurų. Tai aš taip norėjau. Ieškojau, kaip prasisukti tos koncertus nemokamai, tai pradėjau savanoriauti su Live Nationu. Ir keliuose koncertuose esu buvus. Ir va čia paskutinis buvo Imagine Dragons, kai buvo, tai labai patiko. Ten realiai, dieną padirbi, padedi suorganizuoti viską ir tada vakare gali pažiūrėti koncertą. Tai man tai ten, wow, labai patiko. Grinai, kaip vaikystės grupė ten buvo, žinai, mano tie Imagine Dragons, o kaip tau su koncertais? Aš šiaip nesu mėgėja, žinot, Klaipėdos Selas. Visą laiką, bet Selui aš pasirašau, visą laiką, vasaros estradą judam. Ne, bet šiaip koncertuose aš nedalyvauju, kažkaip ar nerandu su kuo, ar tiesiog manęs nedomina, aš nežinau. Bet atsimenu, vieną pasiūlė nueiti buvęs klasiokas jau į Dua Lipa koncertą. O jokinga, kad aš Dua Lipas kokias 2 dainas žinau. Tai aš atvarau ir nieko nemoku dainuoti ir jie ten visi taškos ir aš taip... Šitaip. Bet vat, kas man labai nepatiko to koncerto metu, kad, žinai, tie vipiniai žmonės, kurie nusipirka brangesnius bilietus, jie gali ateiti ir į repeticiją ir anksčiau, tipo, nereiks stovėti ten eilėje. Mes tai, aš tai šiek tiek vėliau atvariau, bet va, draugai nuo pat 12 dienos stovėjo, o 6 valandą tik tais vakaro buvo įėjimas, tipo. Tai ten belie kiek valandų prastovėjo. Ir vienas vyras, kuris nusipirko vipinį tipo bilietą, jis tiesiog, kiek ten 2 metrai gal jo ūgis, aš nesuprantu, jis atsistojo į priekį, žinai, ir tipo, jau visi žmonės susirinko ir jis ten sako, hebrai, įleiskit mano dukrą, tipo, kas yra, žinai, o ta dukra nusipirko, papigėjo tą bilietą. Ir visi turi, ir taip nėra vietos, ir taip spaudžiamės, ir tas 2 metrų dar stovi prieš mane. Po to šalia jo irgi kažkokia šeima buvo, ant mano klasiokės buvusios irgi nesistumdė, ką čia tu darai. Šiaip, nemėgstu, aš ten labai pyktu ant žmonių, bet jau taip suerzino mane, kur aš jau galvoju, bet žinai, gal čia tiesiog žmonės, žinai, sumoka daug pinigų už tą koncertą, ateina, nori pačias geriausias vietas. Žinai, ten nebuvo, kad tarkim, 100 eurų ir 200 eurų. Nebuvo tokio skirtumo ir šiaip reikėtų labiau supratingumo, aš manau. Bet šiaip patiko. Aš dar turiu video, kur Dua Lipa, nežinau, kiek tai yra tiesa, bet mano vaizdo įraše matosi, kad jinai žiūri mano telefoną. Aš, žinai, save bandau pralinksmint, kad čia jinai mane pažiūrėjo. Tikrai, buvai pastebėta. Taip. Taip. Bet šiaip iš tikrųjų, kas yra, kad einant į koncertus tokių mažesnių atlikėjų šiek tiek, kurie nėra pasaulinio garso, gal labiau Lietuvos, tai daug jaukesni tie koncertai būna. Pavyzdžiui, yra tokia grupė Siela ir aš vasarą buvau koncerte, tai vyko viskas lauke ir jie dainavo po stogu, o visi žiūrovai tokiam kaip ir amfiteatre lauke sėdėjo. Ir jau į galą koncerto pradėjo lyti. Tai tiesiog visi žiūrovai sulipo prie tos scenos po to stogu ir taip labai miela, labai jauku buvo. Tai aš manau, kad kartais priklauso, kokio tu koncertų nori, arba tu gali tą didelį šou eiti, arba į tokį vat jaukų. Nes, pavyzdžiui, tas One Republic, man atrodo, ar kaip, kur ten belie kiek žmonių, bet buvo labai jauku su tom švieselėm. Ar čia aš maišau, gal ne One Republic? Gal tu apie Coldplay kalbėjai? Coldplay, taip, atsiprašau, sumaišiau. Jo, tai, ir mano buvęs vėl klasiokas buvo, tipo, aš mačiau jo vaizdo įrašus, tai žiauriai atrodė faini, kur žmonių belie kiek, bet, toks jaukumas. Tai gal čia nuo pačių, kur, atlikėjai priklauso, kaip jie sukuria tą jaukumą. Jeigu tu moki, tai tu ir sukursi su kiek belie kiek žmonių. Jo. Ir šiaip nuo repertuaro jaučiu tas jaukumas. O būtų, pavyzdžiui, tavo mintyse, kai mes kalbėjom, kad planuojam organizuoti renginį, tai kaip tau atrodo? Faina, įdomu ar nelabai? Aš apskritai su renginių organizavimu turiu patirties tik tiek, kiek ten kokioj mokinių taryboje, žinai. Tai man visai įdomu būtų prisiliesti prie tų didelių renginių organizavimo, kur ten, gal ne Lietuvos, bet viso miesto, sakykime, mastu. Tai aš labai laukiu, labai džiaugiuosi, kad mes turim tokią fainą komandą ir aš tikiuosi, kad pavyks organizuoti renginį. Jo, aš tai po vienų vestuvių šią vasarą, labai fainos vestuvės buvo, aš sakiau savo,
Nu, aš dirbsiu vestuvių organizatorė, nu, arba šiaip renginių, man taip patiko, ten, kur eini ir, nu, aš mėgstu vadovauti, tai žinai, čia dabar taip suknelė toj pusėje, čia taip, bet žiauri, faina, man labai patiko. Ir kai Dainara, mūsų mėla prodiuserė, pasiūlė šitą idėją, kad organizuotą renginį, man net nereikėjo nei sekundės mąstyti, kad davai, pasirašau, varom. Tai aš labai tikiuosi, kad, nu, turėtų, nes šiaip galbūt šiek tiek išduosi mane, kokia mūsų idėja, bet tai nėra 100%. Tai mes norim padaryti jaukią atmosferą žmonėm, kurie gali ateiti, tą patį kokteiliuką pasimti, atsisės, paklausyti, ką mes kalbam, ką kalba kažkokie pašnekovai, gal netgi žymų žmonės. Ir tiesiog pabendraut, pabūt ir čia ir dabar. Ir kad atsimintų, ne, visam gyvenimui. Kažką tokio sukurt, šou padaryti, tokį įdomaus. Apskritai su renginiais, kas yra smagu, kai tu matai, kaip ateina žmonės ir kaip jiem patinka. Ir tu iš karto jauti, kad tavo darbą įvertina kažkas. Tai labai labai smagu. Tai net, žinai, kartais visi galvoja, bent jau, kiek esu pastebėjęs, kad įvertinimas, tai tu turi dovaną atnešti, ten turi pinigų duoti ir panašiai. Bet užtenka gražaus žodžio. Nu, taip pat toks, kur ačiū tau. Ir tu toks sėdi ir toks... Jo, kietai pavariau. O man tai buvo, kai mes su labai faina kompanija organizavom mūsų 100-dienį. 12 klasiai. Nu, toks, kur... Sulaukt galbūt tokio atsako didelio nesulaukėm, gal tiesiog nepastebėjau, neišgirdau, bet visą tą mūsų komandą tiesiog mes padarėm, suorganizavom, aš jaučiuosi gerai. Jo, mes atsimenu mūsų 100-dienis irgi ten labai daug darbo įdėjom, bet kas buvo gerai, kad visa laida buvo labai užsimotyvavus tą 100-dienį sukurti ir režisierius mūsų ir choreografas irgi labai daug darbo įdėjo, tai tikrai padarėm wow renginį ir iš atsiliepimų irgi supratom, kad buvo gerai tai. Bet koks yra skirtumas? Vat aš kai išgirdau Mildos 100-dienį, aš buvau toks ką, nes jie turėjo... Ištariu šitą žodžią? Choreografą. Aš taip moku lietuvių. Bet ir jie darė 12-okai, ta prasme, vaidinimo 11-okam. O pas mus visai kitaip, pas mus 11-okai daro visą tą vaidinimą, tokį kaip šventę 12-okam. Ir mes turėjom, aš buvau ta vadovė, kuris stačiau šokius 11 klasiai. Tai, labai juokingai buvo, nes mes darėm parodijas ir aš dariau parodiją Mėlyna, gal noriu atsakyk, nežinai? Žinai, žodžiu. Bet reikėjo, Mėlyna, man atrodo, pavadinimas grupės yra. Ir man reikėjo išmokyti savo klasiokus šokti. 5 ar 6 bičius šokti išmokti. Oi, patikėkit manim, išmokau ir pašoko, ir bičiukai, va taip. Bet aš šiaip šokėjas. Jo, aš šitą galvoju, išlaikysiu paslaptį. Daug metų šokau, vis dar noriu šokti, labai patinka, tai mano gyvenimas. Tai nežinau, gal kažką ir pamatysiu. O, gerai, gal renginyje aš pašoksiu flamenko. Pilvo šokis. Šitą suknelę visą. Ne, pilvo šokis. Aš savo gėdos tik prisidarysiu. O tu ką darai? Ką tu darai, tu pasakyk man. Mokausi. Ne, tai mokausi ir aš. Ne, šiaip aš šokau pramoginius, bet jau senas etapas, tai man nėra tokio didelio ryšio su šokiais, kaip tau. Ne, bet vis tiek kažką, kokie tavo hobiai, pavyzdžiui, man netgi pačiai įdomu, nes mes labai daug apie tai nekalbėjom. Ką aš veikiu laisvalaikiu, aš šiaip piešiu kartais, nėra, kad ten labai rimta, bet būna. Bet dailės atsisakėjai 11 klasėje. Jo, aš turėjau pasiemus meno pažinimą, man kažkaip atrodė įdomiau ne pačiai piešti, mokytis apie. Tai va, šiaip pagrindę, tai jaučiu filmai, man labai patinka. Tai norėtum kurti filmus? Ne. Bet jeigu mes sukurtumėm kokį trumpametražinį filmą? Apie ką kurtum trumpametražinį? Siaubeką. Man neužtenka traumų mano gyvenime. Vėl apie tas traumas. Tai nes man jos trauma. Ne, tai yra pati baisiausia to trauma. Turbūt viena pagrindinė. Kažkada beveik paspringau su Ausku. Na gerai, istorija tokia. Žinai, tokie auskarai. Ne, palauk, sumaišiau, kaip tik ne tokie, kur užsisega šitaip, bet kur įkiši ir tipo užsituojant. To nesąmonė. Ir aš buvau pati viena namuose. Na gerai, ne viena, buvo katinas. Ir sugalvojai suvalgyti auskarą? Ne, aš norėjau
žinai, kur mama turi tokius papuošalus čia gražius ir taip toliau, nu tai faktas, kad aš pasimsiu juos ir pasipuošiu, kol mamos nėra. Nu ir aš, tipo, deduosiu tos auskarus ir aš turėdavau įprotį nelaikyti auskaro kažkur ant spintelės ar ten kažkur, o burnuoji, tipo, įsikanus laikyti, tipo, o tai pasiekti. Nu ir aš taip ir pastrieka. Ir tu daryk, ką nori, pakalbėti negaliu, aš verkiu, žliumbiu, tas katinas į mane žiūri, toks tipo, ką tu darai, kas to negerai. Bet iškosiu. Bet buvo taip pakinga, nes, nu, tiesiog, nes, nu, negaliu. Bet tada buvo labai žiauru, aš, nu, tikrai man visas gyvenimas pro akis, o taip prabėgo ir aš, nu, galvojau, nu, vsio. Nu, ir aš, žinok, kiekvieną dieną man taip, kur jau galvoju, kad vsio, bet dar gyva. Nu, ne taip, nu, čia ne taip išsireiškiau. Bet apie tos mamos daiktus naudojant, tai... Aš atsimenu, mano mama kablus turėjo ir tokie žudikai, nesimačius žudikų kablų, nežinai, ką reiškia žudikai. Ten tokio dydžio kulbai. Ne, mano mama turėjo tokius žieminius batus su gal tokiu kablu. Ir aš atsimenu, man mažai buvo fainai, žinai, tos prabangius. Ir jinai jas labai retai dėdavosi, žinai, kur tik ten į kokį teatrą ar dar kažką. Jo. Tai aš atsimenu, likdavau vieną namie, užsidėdavau tos kablus ir pirmyn atgal. Jeigu būtum sulaužęs? Nežinau, ką būčiau daręs. Tau būtų negerai. Man atrodo, tu dabar čia nesėdėtum. Ne, bet aš turiu, žinai, kokį fotį, gal kažkada ir parodysiu. Žinai, maskuoklis, o ne? Jis atrodo kaip lūpdažis. Su maskuokliu lūpas išsidažai? Taip. Kodėl šiandien nepadarai tokio pasirinkimo? Ir, žinai, mano lūpas buvo baltas ir, žinai, kokia fotkė su muilinė. Tūlikė. Tai gal tu fotografijos karjerą pasirink? Norėjau. Norėjai būti fotografija? Taip, bet dabar apie tai nekalbėkim. Kalbėkim apie tai, kad aš tualete fotkinuosi su maskuokliu ant lūpų. Ir tada su mama tave nestebina. Kodėl? O ne, nu, kodėl tu tokia, kas čia per draugės, man pasakykit. Ne, nu, bet tu nesakyk, kad tu nesi, nu tikrai esi kažkada makiažą ne taip užsitepus. Tikrai esu. Man atrodo, tos pačios pirmos bandymų dienos su makiažu ten buvo žiauriausia ir kaip tu nebijai išeiti iš namų, tipo, nu, pirmą kartą nepasidažęs, nu, ten tragedija, žinai. Aš tai, man tai makiažas nėra kažkas prioritetas. Aš tengiuosi nesidažyti. Nu, aš kaip kada... Visą laiką ateinam pasipuošus į paskaitas. Kaip į šventę. Kaip į šventę. Nu, tai man paskaita šventė, žinai. Ne, aš jau dažniausiai sakau, kad atsikelsiu vėliau, nesidažysiu, viskas bus gerai, bet tada kažkaip atsikeliu anksčiau ir, nu, tai ką veik, nu, tai pasidažom, žinai. Nu, aš tai nemėgėjau dažytis, bet aš atsidažiau jau per šokius, kai reikėdavo į konkursus. Bet žinai, kad žiūriausia, kad aš tuo metu, kai reikėjo, aš nemokėjau dažytis. Nu, ta prasme, mokėdavau, bet, nu, žinai, ten taip, šlep, tept ir tipo. O dabar, kai aš išmokau dažytis, jau nebereik. Nu, tai kodėl toks gyvenimas nesąžiningas? Nu, aš noriu normalus gyvenimo. Kiek galim? Kuo nenormalus tas tavo gyvenimas? Traumų belekė. Tu pasakai, springstaus karais, ant manęs krenta spintos. Dar beje nepaminėjau, tas spintas sulūžo. Nu, duris, tipo, spintos, dar turi nuotrauką. O žinai, o tas duris tai ten 2 metrų irgi, tai ten buvo irgi labai. Nu, tai va, nu, žiūrėk, traumuotas gyvenimas, blondinė. Nu, bet žiūrėk, nebūtų įdomu gyventi, jeigu nebūtų tokių įvykių. Tai gerai, kad aš gyva likau da. Nes tada iš vis gyvenimo nebūtų buvę. Jeigu jau taip kalbant. Ne, nu šiaip, dėl linksmų istorijų jo. Bet dėl mėlynių ir lūžusių kojų rankų, tai žinok, nelabai. Kažkaip atsargiai, nelaužykit savo kojų, būkit geri. Nes vaikščiot reikės vis tiek, vairuoti irgi reikės. Taigi, kaip ir mes dabar sėdim čia ir kuriam turinį, manau, daugelis nori kurti turinį socialinėse medijose, ne? Jo, nes dabar tie socialiniai tinklai pasidarė tokia kaip labai didelė dalis mūsų gyvenimų ir manau, žmonės nori tiesiog išbandyti save ten. Bet nežinau, nuo ko pradėti. Bet mes norim padėti, nes mes irgi jaunas, mes irgi pradedam. Tai į kitą podcastą pasikviesim labai įdomų žmogų, kuris mums papasakos šiek tiek daugiau apie tai, kaip įsilieti į šitą rinką ir kuo yra ypatingi tie socialiniai tinklai ir kaip ten pasirodyti ir atrodyti. Ir socialiniai tinklai tai čia visi, ir Facebookas, nu jau nebelabai, ne, tai Instagramas ir TikTokas. O TikTokas, manau, yra irgi labai svarbus, socialinės medijos svarbios. Tai va, o mes šiaip labai norim padėkoti fotostudijai, kuri mus šiandien priėmė į tokį gražų dizainą, interjerą. Tai yra R-kadras, būtinai nueikite, pažiūrėkite ir padovanokite draugui, mamai, tėčiui, seneliui galimybę čia nusipaveiksluoti
Arba pafilmuoti podcast, arba galų gale, jeigu norit paklausyti, kaip mes šnekam realybėj. Taip pat labai norim padėkoti maikutėms, ačiū labai už šias nuostabes maikutės, kurias turim su savo logotipu. Ir taip pat ateityje yra planai pasidaryti daugiau maikučių, tai jeigu jūs norėsit, drąsiai rašykit ir suorganizuosim. Sumuštinis.